Labas, čia tinklalaidė Ačiū už pamainą. Kaip matot, užtruko tik pusmetis, kad įrašytumėm ir paleistumėm pirmą epizodą. Tinklalaidė kaip ir tikras kino šneka gyvenims, visiškai nenuspėjams, neaišku nei kur, nei su kuo, nei už ką, nei už kiek. Tai pirms epizodas su Linu Žiliu. Šio epizodo rėmėjai, taip, mes turim rėmėjus. Car1 programėlė visiems vairuotojų poreikiam išskyrus vairavimą. Ir Movie Wheels. Ne, jie ne džemperių ir kepurių gamintai. Jie nuomoja autobusus ir Unity reikalus. Va. Viskas prasideda. Taip. Dieną pirmą su Linu susėdam. Su vienu iš daugelio Linų, kur... Bet aš jau čia požerą tu... Jėzau, čia mūsų... Populiarus vardas. Nesvietiškai. Bet tai vis nieks kaip Linų jaučiu ten pradžioje, nieks nežino. Visi žino kaip Panką. Panks. Nu, juk kas jau labai nori papravadinti, familiariai sako Žili. Bet čia, toks būna padjopkiam. Bet daugiausia Pankas, o Pankas nuo 14 metų, nes buvo skiauterė, buvo skarai rusų laikais ir buvo, nežinau, ne prie Pankų, bet turėjau iš tėvo pavogęs, pasiėmęs odinį plokščių iki žemės ir ant nugaros su acetonės dažais raudonai užsirašiau AC/DC. Ir variau Černiachovskio gatvės ir į Senamiesčius. Tai vat nuo to Pankas. Gal nuo skiauterės ir auskarų daugiau, bet šiaip pankavau. Bet tu iš Vilniaus visiškai? Aš iš Vilniaus, kaip vadinu, miestas Gorodgiroj Naujininkai. Ten pradėjau iki 25 gal metų gyvenau Naujininkai. O kelintų tu gamybos? 71 gamybos. 71, tai aš kreipsiuosi tavi jūs, pagarbiai, Linui jūs. Tai tu Naujininkose, tai palauk, tai ir šitie Gudlevičiai, bet jie jau jaunesni. Irgi iš ten. Aš sakė, matai, Naujininkai toks miestas buvo Sovietų sąjungoje, kad ten buvo labai toks, pasiskirstė rajonas, nes tu į kitą rajoną negalėjai eiti. O dėl ko? Nes gaudavai į bliūdą, Arba eini į parduotuvę, tai brolis būdavo 2 smegenų sutrenkimai, mama nusiunčia duonos, grįžta su smegenų sutrenkimu. Nes buvo tas Kacapinas ir tas, žinai, Pankai, arba ten metalistai, arba neformalai prieš, tuos jau Kacapus. Dzūkų gatvė tokia baisi, kur vieni kalėjimas, ir šiaip, ten tų zbrodo buvo pilna, iš kalėjimo grįžusi tokių juodai, o žinai, pas tokius tie ir vaikai tokie. Tai vieną dieną duodi į galvą kažkam, atsigini, o kitą dieną gauni, tai pastoja. Tai gerai, kad būdavo name kaimynai vyresni kokiem 3 metams ar 4 ir sesės klasiokai, nes sesė buvo vyresnė 4 metais. Tai dar su jų pagalba daug išeidavo išspręsti ten tų problemų, nes pasigaudavo, duodavo po ten Čulbano arba Kalibacho ir viskas, buvo daugiau nelyzdavo. Bet už ką? Yra koks techninis kovė kepurės. Jo. Tipo šiaip, kodėl su koža, ne? Kodėl su skiauterė iš to pietų? Ne pietų. Tai įdėsi, kodėl babas, su auskarais. Nežinau, tai... Tokia ir kautynė, bet ten, žinai, vyresni. Bet ant kiek vyresni? Žinai, tai kaip tu mokaisi mokykloje, tu esi 6 klasė, yra kažkas 7, tau atrodo, kad jis vienas. Jis smarkiai didesnis. Tai ten metai gali ir skirtis, 2 metais, 3 metais, bet jau tada atrodo, kad dėdai. Tarp lietuvių ir rusų būdavo, bet ir šiaip, ir lietuviais su lietuviais jaučiu pasikaudavo. Ne, matai, tada nebuvo ne tai, kad noro, bet tai net nebuvo laiko, nes buvo tie tiesioginiai priešai, kur tarp savęs, tai tu niekaip nepasikausi, nes tau nėra laiko. Nes tu yra su kuo kautis, ten nebent mokykloje, žinai, mokykla prieš mokyklą eidavo kur nors, bet tai pas mus ten tos mokyklos 2 buvo, viena rusų, viena lietuvių, ir tai būdavo, veikt ką. Pradedi fulę žaisti jau kieme, jau atsiranda tie, kurie ateina, kurie... Sako, davai minat iš čia atsilaika. Mūsų kamuolį nuo kalno, arba teik čia, atnešk man to, šitą, ten. Bet, tokie laikai buvo, aišku. Bet tai visur Vilniuje tai buvo, ar čia... Aš manau, kad taip. Nes, aš irgi girdėdavau, kad jie ten kaudavos visi. Jo, ten Krasnucha, Šeškinė, nežinau, Žirmūnai, visur, kažkokie peripėti, o ką veikti?
Nes, aišku. O ką veikti? Dabar išjunk internetą po kažkiek laiko, manau, sugrįš į tokią. Gali būt. Nežinau. Gausis gal su džedajų kardais. Įsivaizduojamais. O pats tu buvai teigiams? Neskaitant to, kad... Nebuvau teigiamas tikrai niekada. Nes mes su broliu kaip dviniai, tai tas brolis būdavo tas gerėtis, o aš buvau blogėtis. Nes, taip irgi tarp tų lietuvių ir skirstėsi, kur yra metalistai, ale, tie neformalūs tokie, ir buvo depešistai, kurie geriečiai. Tai jis buvo depešistas, o aš buvau tipo metalistas. Nes tada jį bendraudavo su visai kita kompanija, su kitais mokiniais, negu aš bendraudavau. Bet aš nuo kokių 13 metų pradėjau važinėti tą vadinamą centrą. Černikovskio aikštė, nežinau, Žemaitės aikštė, jau ten žiūrėti į Pilies gatvę, tą neformalų gyvenimą, nes man naujininkai buvo brodas ir man neįdomu ir man nėra ką ten veikti. Bet ir nuvaryti, ten biškai hebros reikėjo susirasti. Supranti, kaip esi komunikabilus, tai ir pofik. Pirmą kartą dabar praėjai, prie kažko prisėdai, su kažko pašnekėjai. Kažkur kažkada nuvažiavam, su kažkuo susipažinom, kitą dieną pasikvietė, žinai, į namus, tais laikais buvo labai paprasta. Ateikit tada, tai dar gal alaus negėriai, bet po to susiradau ten kažkokią 14 metų pirmą hebrą, kur jau buvo mano savi, irgi netyčia, nes jau tiesiog per miestą pamačiau, kad aikštelėje, žinai, kokie 3 su motociklais važinėja ir man buvo, wow, kaip gerai. Nuėjau, pasidėjau, po to jie priejo, pasišnekėjau ir su jais susipažinau, tai pirmą kartą. Ir, sėdau 14 metų ant baiko, pradėjau važiuoti. O kokiu Javas, Starucha, Višniovkė, vieną cilindrą. Ir tada 15 nusipirkau pirmą baiką, irgi Starucha. Bet, biškai pasivažinėjau, tada pardaviau, tada vėl pirkau, o aš teisės rusų laikais įsilaikiau 16 metų. Ja, ten kažkaip buvo galima. Galima, nes tu tada turi zapiską tokią rūdą, kur tu mentui duodi ir viskas gerai, nes aš juos išlaikiau, bet jis, tai galioja nuo 18 rusų laikais būdavo. Bet, jeigu jau tu išlaikęs, tai kaip ir jau nebe... Kaip ir, jie buvo atlaidžiau, nes jie tada supranta, kad ojojoj... Bet tu viską supranti, tu žinai, tu jau išlaikęs, tik tai neva tai dar... Jos negalioja. Bet tais laikais nieko mes, žinai, nestodavom. Nes senamiestį ten būdavo daug mūsų tais tulpelis, kur Varanokas nepravažiuoja. O daugiau ten kažkur į miestą, biškai išlysdavo į lygiai Antakalnę ir atgal, kur pažįstama hebrytė ir viskas. Bet tai motociklą tais laikais nusipirkti, tai reikėjo išžudyti pusę kaimynų. Ne, nereikėjo, nes, žinai, kaip yra tikslas, aišku, tėvai tais laikais irgi ne kažką uždirbdavo, tėvas visą laiką arba Klaipėdoje, arba Kaune, mama irgi, žinai, aktorė, tai ne kažką. Aš darydavau labai paprastai, važiuodavau į Kolūkius, ravėt, žinai, tais laikais buvo priversta važiuoti į Kolūkį, bet jeigu tu nori, tu gali ten ir užsidirbti. Ten ravintas morkas arba kitkės dėliojant ir, ten, žinai, mažiau alaus gert. Tai pirmas motociklas buvo už to 2 metus už Kolūkius. Atvariau, turėjau tų pinigų, o po to, žinai, ten. Benzo irgi nėra, tai gerai, viena draugelio mama gydytoja turi benzo, tais laikais tengi būdavo, kad, nėra iš vis to benzo, apie tepalą mes jau nešnekam. Tai gerai, su juo susitarė, jisai nueina pavogė, ten pavogė iš tėvų blėtų 20 litrų, mes visi juos pasidalinam. 2-taktis variklis, tepalo nėra, tai gerai, jo mama irgi gydytoja, tada ricinos aliejaus, taip pat sumaišai ir važiuoja, aišku, visas senamiestis kvepia, neaišku kuo, blynais. Bet tu važiuoja ir viskas, taip ir dalindavomės, taip ir, žinai, kažkaip, aišku, būdavo ir, kad tai ir pavogė tą benziną, žinai. Jo, tai ir buvo, kad man naują Uralą. Išvažiavau į Palangą. Palikau prie namų, prirakinau su grandinė, 1 aukštas, brolis namie, šuo namie nuo brolio. Ir ramiai išvažiavau, bet po to jau kaip grįžau, tai baiko neradau. Nes jį grinai nunešė nuo namų ir tada toks, o iš kur paimti 1000 rublių? Iš kur tu jį paimsi? Tai vėlgi ta tokia meniška dūšia. Prisiminiau, kad tais laikais motinai žydas patarė, kad kaip ims į armiją, apdrausti mane, brolio neėmė dėl smegenų sutrinkimų, apdrausti mane 2. Tada nesiūs į Afganistaną, nes jeigu aš žūsiu, ar mirsiu, ar kažkas atsitiks, valstybei labai daug mokėtų. Ir buvo toksai 2 draudimas. Ir tu tampi nepatogus. Jeigu dėsi šaukštą, kad tu per brangus. Tada jau valstybei biškai aš per brangus, arba tada visi taip darys ir kažkas bus. Tai ir mama buvo apdraudysi tuo draudimu.
Ir tada, kažkaip paėmė ir pasiskaičiau, kas ten per draudimas. Ir pasirodo, kad yra mažiausias lūžis, yra 5 procentai. 5 procentai tai yra štuka rublių. Kaip tik? Kaip tik. Tai ką, daug negalvojęs. Mažai pirštą kairės rankos po kranu ilgai šaldžiau, nes ledų nebuvo, prasišaldžiau. Pasidėjau ant stalo, pasiėmiau nuo kito stalo tokią kvadratinę masyvę koją, pasidėjau ir jobinau. Girdžiu, kad nelūžo, žinai, skauda. Antrą kartą nifiga. Kas belieka? Lukai, ateik čia, brolimne. Sakau, perpisk man, sakau, aš pats savo matyti tiek negaliu. Sako, tu durnas, nieko aš nedarysiu. Sakau, žiūrėk, su baiku kartu pasivažinėsim. Nes jis nebuvo baikeris, bet jam kartais praveždavo, jam buvo smagu. Gerai, dėk, sakau, tik į sąnarį nepataikyk. Tai taikė, tik baba, girdžiu tik trak. Viskas yra. Iškėliau pirštą ir iš karto į polikliniką. Sakau, sulaužiau pirštą. Sako, kur? Tarp garažą prispaudžiau. Jo, matau. Tai praėjo 2 savaitės, gipsą davė išrašą į draudiminę kompaniją po 2 savaičių. Žodžiu, taip kažkaip sukėsi ir poch. Taip, kaip pankas, ką daryti. Bet tu prieš tai nebuvo motociklų tavo gyvenime, ten nežinau, tėvas. Mopėdų, ne. Visai jokių ir pamačius miestą? Ne, dar biškai buvo anksčiau, bet mums buvo gal kokie 6 metai, gal 7, mamos broliai gyveno Kazlų Rūdoj ir ten buvo garažas ir stovėjo tos 3 gal javos, tokios nevažiuojančios ar kažkokios, bet buvo tie ir seni šalmai. Ir gal ten ir užkurdavo tas dėdė, bet kažkaip pasodino, uždėjo tos šalmus, davė ten pabrančinti. Gal nuo to atsirado, smegenyse, kad reikia. Bet gyvenime mes, neturėjom net jokio mopėdo, nes vėlgi tai yra pinigų klausimas, ten Minekai, Ryga, dar kažkas. Ne, nes tai yra pinigai, nes kažkada babuška nupirko 2 školnikus tos dviračius, tėvas nunešė į Rūsį kitą dieną, jau nebebuvo, viskas, mes vieną dieną pasidžiūrėjome. Jau kacapai važinėjo. Jo, tai tėvas pasakė, tai nafik čia pirk, ne. Vis tiek pavok, tai fuck off, neturėkit nieko. Ne. Arba tau veiktas, arba, yra kas iš, čia visi važiuoja ir aš kiets būsiu. Vieną kartą per metus. Jo, nusiperku, aš irgi retai važiuoju, bet kiti nusiperk, man atrodo, kaip svetimą svajonę pildydami. Tai... gal daugiau nusipirka, kai kem 5-40 metų, irgi tas toks, kad norisi adrenalino, arba yra tada jau kompanija. Aš tai tą baiką pirkau taip, man patinka, bet tu tada ir bendrauji su tai žmonėm, kurie yra panašiai, ne tai, kad tavo lygio, bet tavo mentaliteto, kurie yra, tavo hebra. Ir būtent, kaip tu važiuoji vienas, yra savas kaifas, bet kaip tu važiuoji ten 6, 8, 20 tų motociklų, į kažkokius renginius, į kažkokias pjankės, šiaip kažkur. Visai kitaip tas bandos jausmas, tas toks, tu įsivertini save kaip, kad tu ne vienas, arba tau bėda, atvažiuoja hebra, padeda, tokie, kaip ir tas gyvenimas toks baikerinis visiškai buvo gerai, bet vėlgi keitėsi santvarka, ką mes ten tie pirmieji klubai, mes pirmą tą klubą Crazy Medakerį kūrėm, Lietuvoje, kad anksčiau nebuvo nieko, bet mes pagal kažkokius Easy Rider žurnalus, Spyglys ten siūvosi ant odinių tų striukių, kažkokius šeško kailius ten kažko, tokias nesąmonė, grinai. Bet niekada daugiau nežinojo, ką daryti. Jo, bet tai tėvai atveždavo iš užsienio, kurie važiuodavo tos Easy Riderius. Ir tada būdavo kažkas, tie motociklai nerealūs. Ir pirmą kartą mes su tais baikeriais susitikom, jau ne baikeriai, bet ten irgi, hogai, tas asociacija. Jie buvo darę turą po Europą ir darė turą po Estijo, Maskva, Piteris, Latvija, Estija, Lietuva ir grįžo per Baltarusiją. Tai jie važiavo, ten kažkokia grupė, aš dabar net nepasakysiu net kokie, 6 baikai ir 2 autobusai ir viena, fūra, kuri jeigu kas sulūžta. Ir kažkokia žurnalistė prie mūsų prisikabino ir gal jūs norite čia susitikti. Jos reikia palydėti nuo Rygos sienos iki koncerto. Ką reiškia nenorim? Norim. Nuvažiavom, pasitikom, bet tu su Harley važiuoji 110 ir tau viskas gerai. Su Uralu, jeigu negreitintas reduktorius, kas yra Mentovska, tai jeigu tu neturi to reduktoriaus, tai tu gali pavažiuoti stolniką 5 minutės ir tau po to jau kaista viską. Tai aišku, mes bandėm važiuoti 110.
Bet prasidėjo, žinai, kuprinės aprištos, kažkokie ženklai nukritinėja, detalės iš mūsų byra. Jie mūsų sustabdė, sako, žiūrėkit, va, jums pakvietimą į koncertą, jūs važiuokit ramiai ir atvažiuokit tiesiai į Kalnų parką, į Vingio parką ir mes jūs pasitiksim, viskas bus gerai. Bet nevažiuokit mūsų priekį, nežinai, realiai, blėt, ir viskas ten griūna šalmai. Aišku, mes nedasivijom jau, mes bandėm, bet nedasivijom. Nes jiems buvo nustebę, kaip tai gali būti, kad baikai dažyti su aliejiniais dažais, ką tu dažai sienam, ten kažkas išsidergė, kaip aš nežinau, žinai, ant šalmo paspyglių buvo karvės ragai, žodžiu, kažkokia nesąmonė. Bet jiem buvo cool, ar jiem buvo egzotika? Ne, jiem buvo gera egzotika. Latvijoje to nematė, Estijoje to nematė, žinai, ir tada jiem buvo wow. Ir tada mes jau atvažiavom į tą Vingio parką ir, žinai, mentai mūsų aišku neįleidžia, tai gerai ėjo iš jų produsas. Jis prisiminė ir sakė, va, jau leidimai, jie turi atvažiuoti pas mus prie scenos. Ir mus praleido. Tuos žmonės visus paskirstė, atidarė tvorą, mes įvažiavom prie pat scenos, kur jų jau baikai buvo sudėti. Jie ten atėjo su mumis pasišnekėjo, davė po žigulinio, ten tą bonkę alaus. Mes pagėrėm, klausėm tą koncertą. Ne? Tada kitą dieną mes vėl susitikom, jie vedė pietauti. Tada ta jų prodiuserė kažkaip ten labai draugiška buvo ir tokia norėjo bendrauti, nes mums tai atrodė, kad baikeris arba ten jau dėdas ant to baiko, kuris kainuoja 15 000 baksų, jau yra nerealu. Ir ta moteris, jai buvo, jeigu mums, žinai, mes patsukai 17 metų, 18, 19, ne? O moteris kokiu 3-3 ir kaip iš žurnalo su tais visais nebikini, bet su korsetais, papai baisiniai, kojos, makiažas, tokia. Ir jinai su mumis draugavo, potom mes, aišku, palydėjom jos iki lygiai Baltarusijos sienos ir išvažiavo. Ir tada buvo kažkas, wow. O tai tu iš po mokyklos, su raudonu diplomu, ne? Ne, mokykla. Tu 11 klasėje aš klasiokui išmušiau 2 priekinius dantis per muzikos pamoką. A ko? Labai dainavo? 8 gal rugsėjo. Ne, nes aš kažkaip sėdėjau ir ant kožos, suvadinęs triukę, ant kožos užrašė kažką su tušinuku. Atsisukau, nusėmiau tą kožą, padėjau tą kožą ir kažkaip, į dantis kaliau ir tie dantis išbyrėjo priekiniai. Visi kažkodėl buvo nelaimingas dėl to. Sakau, gal pas tave supūvė dantis, bet nesupūvė, tai gerai, kad brolis, surinko tos dantis, nes jie su šaknim išėjo. Ai, pasirodo, galim. Tai tada darėjom su jo parūkyti per pertrauką, jis, sakė, kaip tai telpa, bet matyt, žinai, po to jau susišaudė į smegenis. Tada jį paleido namo, tada motina ojojojojai. Bet gerai, kad nuvežė į polikliniką ir jam įkišo atgal tos dantis ir jie priaugo. Jie gal biškį spalvą pakeitė, bet jis turi savo dantis. Tai gerai, kad brolis surinko į servetėlį ir davė jam. Ir tada, aišku, pas mane ir taip ten tų įskaitų buvo už visokias antipolitinės ir huitinės ir aš šiai buvau užkadas ir toks, negerėtis. Bet tai išmetė Zano ir brolį. Nes mes dainiai. Čia tie laikai, čia Čia mes tokie. Ai, tipo, jeigu brolis toks, tai mes dviniai, ta prasme, tipo, blėt, ką tu čia vienas liksi, tai jeigu jis nahai, tai ir tu nahai. Bet jūs, kaip jie dabar ten būn, identiški arba identiški? Identiški. Jeigu mes atskirai mūsų neskirdavo, ta prasme nežino su pašnekė. Jeigu kartu, tai yra, skirtumą gali atpažinti, ten pagal apgamą, pagal šnekėjimą. Tai tada išmetė ir tada tai brolis sako, tai reikia kažką daryti. Sakiau, man tai pofig. Sakau, o kur mes galime eiti? Sakau, ar čia būtų kažkur eiti? Sako, reikia eiti į vakarinę tada, baigti, vis tiek. Sakau, kai eisi, tai ir mane užrašyk. Tai jis užrašė, tai aš naujau gal balandžio mėnesį. Žinai, tai jis sakė, vis manęs reikalavo, kad aš ateičiau. Bet aš nuėjau tą balandį mėnesį ir tada, tu žinai, tie egzaminai buvo labai paprasti paskutiniai. Kiek to reikia? 3. Gerai, užrašyk tą ir tą ir tą. Ir kitas egzas lygiai taip pat. Kiek to reikia? 3. Gerai, atestatas išlaikyta. Ir tada prasidėjo kitas gyvenimo etapas, kad prasidėjo visi šitie sausio įvykiai.
žinai, važinėja po namus, gaudo. Aš dar, vėlgi motina per žydelį tą patį surado, kad aš turiu baigti DOSAFą, kuris vyksta, tas vairuotojų mokykla, kad tu ten 3 mėnesius mokaisi, tada tu gauni tą, jeigu čia dar mes nepriklausomi, tada tu eini dirbti paprastą vairuotoją, ne, gal kur nors netoli, sakyk, Kaliningradą. Ir viskas. Tai aš baigiau tą DOSAFą, po to jau ir gavau jau tas teisės normalias pravažiavęs tik su sunkvežimiu 100 metrų, ne, BC. Ir tada jau jie vis tiek laksto po namus ir ieško, ne vieną paėmė iš klasiokų. Bet kad eiti armiją, ne? Jo. Ir tada kokia, nežinau, sausio 2 dieną ant Pachmo, blet, ką daryti, kiek tu slapstysies, ne, pas draugelius miegosim, ne. Nu, tai mes ir nuvarėm dviese prie aukščiausios tarybos. Ne. Ir kažkaip ten pradėjom prie tų laužų būt, ir tada tuose laiptinėse miegot. Ir kokią sausio 6 aš susiradau kokius 2 draugus pažįstamus. Sako, kad tu čia veiki? Nu, sakau, nelabai kur aš galiu eiti, nes namie mane gaudo, pas močiutę aš negaliu, nes jinai durna. Tai sako, gal tu nori eiti į vidų, ta prasme, pas mus. Sakau, kodėlgi ne? Bet tau pas mum tai saugot? Jo, aukščiausia taryba, į vidų. Tai pagal tais laikais Panetkės tu turėjai 2 rekomendacijas turėti. Tai va, būdu ir sako, einam prie įėjimo. Užėjau, sako, mes už jį laiduojam, doką turiu, va, tok, ir viskas, ir aš likau. Bet tu pasirašai jau įeidams, kad jau teks kautis, ar tu čia dar galėsi sakyti, aš namo? Nebuvo tokio klausimo. Klausimas buvo to iškilo kokia sausio 12. Ta prasme, tie, kurie norit, dabar yra geras tarpas, nes jau užimta ten, sakykime, ryšių tą. Tada manom, kad bus po 2 dienų čia. Kas nenori, dabar eikit, nes po to neišeisit. Tai tokio nei vieno nemačiau, kad išeitų, žinai. Nes kol ten buvau, tai tu ten turi kažkokius naktinius budėjimus, ten sėdė ant aukščiausio stogo, blėt, ir skaičiuoji, kiek ten tų tankų pravažiavo, arba ten karinių mašinų. Arba eini ant ministerijos, blėt, saugai duris, blėt, duoda milkaškę kažkokią, žinai. Toks, bet žinai, realiai ten su ginklu būdavo. Turėjot? Jo, turėjom, bet ten buvo, žinai, karo laikų, blėt, arba kalašų kažkiek. Nesuvežė daug ginklų Kauno bandytai, Šiaulių bandytai. Suvežė medžiotojai, blėt, va, man dėdė atvežė 8-12, blėt, colių, blėt. Bet tavo šeimyna tavo žinojo, kad tu ten viduj? Jo. Ir kaip jie, davai, teisingai varyk? Ne, jie nesakė, davai, bet sako, kas... Aš čia toks, žinai, visi suprant, kad čia yra gerai, bet, žinai... Ne, o ką jie, aš buvau nepriklausomas nuo 14 metų, ta prasme, aš pasakiau, o ką man daryti, o kas ta Lietuva gims, ir viskas. Ir tuo labiau, kad ten, kas stovi lauke, yra visai kitaip, nes atrodo tie mirtininkai, o mes, kas sėdim viduje, mums atrodo, kad tie, kurie lauke, irgi mirtininkai, ne? Nes atvažiuos, tu ten galėsi pabėgti, ne? O čia nusiteikiai, ta hebra, kuri ten buvo tikrai faina, nes, aišku, ir banditėlių, ir visokių, visokio plaukio, bet jie įdomu, buvo visi... O kaip jie pradėjo rinktis, nes, žinai, prasideda tokie... Bet pasakė, mums reikia vidaus apsaugos, kad jeigu ką, kad, žinai... Bet o jisai viešai kažkur pasakė? Ne. Šiaip, pažįstami, kurie jau ten buvo parlamente, Vitukas ir kažkokie pažįstamų ir jau pradėjo tą rinktis komendantinę kuopą. Ir viskas, ir aš ten likau. Tai mano ta visa tarnyba tęsiasi 4,5 metų. Ir aš davariau iki kapitono laipsnio, bet aš kaip neturėjau jokio aukštojo ar pusaukščio, tai aš turėjau tik tai seržą, tipo laipsnį. Bet pareigos jau buvo kapitono, jau aš baigiau, kaip aš sėdėjau, jau buvo krašto apsaugos ministerija, kuri dabar yra. Ir aš budėdavau 24 valandas, kas 3 parą. Ir rinkdavau, žinai, visą info iš Lietuvos, kas kur atsitiko, kas ką nušovė, ir tada ryte į ministeriją nuveždavau vieną papirgalį, kitą į Seimą ir viską, žinai. Bet baigėsi vėlgi ne kažką, nes buvo ten ta komendantinė kuopa, tai tokia, žinai, parodomoji kuopa, gavom juodas gražias uniformas, visokios katos, užsiėmimai, kačialkės, šmailkės, toks, žinai, pusiau darbas, pusiau veiksmas. Ten gauna kažkokių granatų 3 dėžės, ne? Davai, 5 pasiėmė, važiuoja į poligoną, pabandai ir jos tikrai dar gyvos, ne? Toks įvairių
situacija. Bet ar realiai buvo incidento kokio nors, kad, saugot, budėt, visą kitą tai taip, bet, kad ten koks asils bandytų įlysti ir su juo nors kiek kautis. Ne, tokių incidentų nebuvo. Nes ten aplinkui visi buvo savi, ten nieks nesiveržė į vidų. Ne, čia jau, žinai, kaip po to jau ten tokių, žinai, kažkas prisigeria, kažkas kažką pasišaudo, ne. Tai mums irgi buvo ministerijoje, kad aš turėjau 3 kareivius, tos jau jaunesniuosius seržantus, su kuriais aš budėdavau, kurie naktį važiuodavo miegoti. Ir, žinai, tie šautuvai, nuo pirmo pasaulinio, ne. Jis tiesiog pasidėjo ant lovos tos, žinai, geležinės. Aš sėdėjau ant palangės, o vienas gulėjo lovoje, o jis iš šitos pusės pasidėjo tą triekleikę ir tiesiog norėjo išimt šovinį, žinai, po budėjimo, grįžęs iš lauko. Ne? Ir jis išiminėjo, šitą zatvorą ir baba. Blet, aš ant palangės, tas čia, blet, įsitiesęs, tas rėkia, blet, žviegia, nesuprantu, tų, žinai, dūmų pilna, blet, parako. Tai ta kulka kaip ėjo, tai jinai praėjo pro visą čiūžinį. Tada rekošetų, blet, ėjo jam į koją, išėjo per kitą koją ir, blet, nuėjo į šitą lovos atitvarą, blet. Kokį 30 comų nuo manęs, ne. Ir subirėjo, blet. Ir tik toks ir įvykis, bet ten vėlgi baigėsi žiauriai blogai, nes tada jie, su juo susitarė jau, kaip jis į ligonę, aišku, visi važinėjo, kad jis čia buvo netarnybos metu, jis jau buvo išėjęs, tada kompensaciją jam sumokėjo mizerną, operacijas padarė čia ir jis invalidų liko. Žodžiu. Ne kažką. Ir aš kaip budėdavau, tai paskutinė mano diena, žinai, aš atvažiuoju su baiku vasarą, baikas palangais, tos kareivius ten būdavo kokie 20 kareivių, kitos kazarmos prie pat šone. Tai juos, ten placą turi ten varinėti, tai aš iškart skyrininkas, 1, 2, tu būsi skyrininkas, aš ateisiu patikrinsiu, kaip iš čia marširuojat, negerkit, nesimuškit, Ir jie budėdavo aplink tą, žinai, ministeriją. O aš pasimdavau nuo 5 iki 8, kad aš galiu pasnaustą, ne? Ir tada kareivis vietoj manęs pabūdavo prie, tos kaptiorkės, prie to langelio, ble. O aš jau biškį pasnaudavau. Nes taip gali daryti pagal statutą. Ir tada kažkas mane purto, ble. Aš pakeliu akis, kažkoks, dėdas mane purto ir rėkia ant manęs su rusišku akcentu. Ir aš nesuprantu, kas vyksta. Nei uniforma, nei prisistatęs, ble. Tas kareivis už to langelio, ble. Sakau, kas vyksta? Kas čia toks? Tas pasimetęs, ble. Tai aš tą dėdą už kvarniko per kaptiorkės duris. Kareiviai prie durų, atidarykit duris, blet, pendelį, blet, nafik ir išmečiau. Pasirodo. Tada jau atbėgo mano jau šefas, Budkės, blet, 4 pavaduotojas. Pasirodo, pankai, linai, ką tu čia darai? Sakau, nežinau, kažkoks kazlinas, nežinau, tu aiškinsiu su kareiviais, kaip jis įėjo iš vis čia. Pasirodo. Jis ten kažkoks rusų armijos karininkas persivertęs į lietuvių karininkus ir jis yra dabar 3 Budkės pavaduotojas, Butkevičius. Tai sakau, tai ką dabar daryti, sakau, jis neprisistatė. Paliubom, aš kaltas, nes mano rangas mažesnis, net aš neįsiaiškinau ir tokią gėdą aš jam padariau. Tai man pasiūlė, arba aš einu su straipsniu, ką tada, žinai, labai sunku įrodyti. Arba aš išeinu savo norą, aš gaunu pusę metų išeitinę ir navolnąją volę. Paskaičiau, vasarą, baikas po langais. Sakau, aš tikrai nesiterliuosiu. Aš gal jau ir pavargau po 4,5 metų, net šūda malna. Tuo labiau, kad ten tų kacapų prie, tų, žinai, atvirtusių ir tai buvo jau nebedėla, ne. Ir viskas, ir bum. Iš ten ir išvariau. Bet o ką, tu darbus iš po kariavimo tada iš po kariavimo aš ėjau, vėlgi, ten daug kas išėjo iš tos armijos, tada buvo toksai Gražvydas, neatsimenu pavardės, jis turėjo 3 spalvotojo metalo įmonės, Panevėžys, Šiauliai, Vilnius. Ir tada vienas iš tų draugelių Kestas pas jį atėjo dirbti kaip apsaugos viršininku.
Ir jam reikėjo žmonių, žinai. Nes jisai šaibų ten būdavo ir Šaibų, yra ką saugot ten reikia. Jo, reikia važiuoti ten pasipisinėti į Panevėžį, ne, nes ten man atrodo, kad iš mano sandėlio vagė, ble. Nu ir važiuoja, ne, arba ten dažniausiai važiuoji ten šeimą vaikus į darželį iš darželio, arba jį kažkur nuvežė, arba ten šūdamalį, nu kažkokį po bazės, nu toks tipo apsauga, ble. Gavom dujinis pistoletus kažkokius griobanus ir tipo buvo labai gražu ir valio, tai ten kokie 2-3 metai. Šūdą pamalti, viskas. Ir po to prasidėjo šitą kinošnikų karjerą. Ir kaip tu... Taip, ne, aš dar 5 metus dar buvau, ne, 4 metus dar dirbau, palaukti. Tai po tos apsaugos aš dirbau teatre jaunimo. Nes mano kaip motina aktorė... Aktorė, man. Jo, Laima Štrimaitytė. Tai kažkaip darbų nebuvo ir kažką reikia veikti. Ir tada motina sako, sako, eik pabandyti. Ką tai daryti? Nu, tipo dekoracijas statyti, išimti, nuimti, ant kulisas pakelt, nuleisti, patvarkyti, pasišluoti. Nu, davai. Nu, žinai, o tais laikais tai buvo Smoriginas, Latėnas, Nekrošius, nu, visi tie gangai. Ir tuos spektaklius ir žiūrėti, ir juos, žinai, tvarkyti, ir tas, nu, pravedinėtos spektaklius būdavo kažkas wow, nu, toks, žinai, ir kompanija vėlgi, bet tik tai labai maža ta sriuba, žinai, kad vėlgi visi verda vienoje sriuboje, viskas apie vieną kitą žino. Ten minusas. Jo, ir labai daug tada prasidėjo alkoholio. Nu, teatras taip jau. Jo, taip jisai sukurtas. Nu, tai ir ką, ir po pusės metų aš patapau scenos mašinistu, pagrindiniu. Tai tie senukai jau išėjo patys, nes jau pensija buvo. Tai aš ten susirinkau, Paulius pas mane atėjo dirbti, Paulius Uošvis atėjo dirbti. Ten vietoj buvo dar kažkokių porą jaunesnių žmonių. Ir ten pradirbau, bet ten irgi baigėsi, kai visą laiką ne kažką, nes irgi po kažkokios premjeros, su kažko susiginčiau, su šito direktorius pavaduotojų, neatsimenu dabar jau vardo, irgi aktorius Radzidės. Kažkas nepatiko, nu tai teko spardyti šikną. Kažkodėl irgi visiems kitiems ten nepatiko. Jo, ir nepatiko, ir tada jau po 2 dienų Latėnas išsikvietė, nes jau Smorigino nebebuvo teatre, jie jau buvo irgi jau susipykę, išsidalinę viską. Ir sakė, tai gal tu... Sakau, viskas čiki, bet sakau, žiema. Aš darbo tikrai, sakau, nerasiu. Palik mane dar 3 mėnesiam. 3? Gerai. Nu tai atidirbau. Ir tada išėjau, kaip sakant, na volė. Bet tada jau aš buvau pradėjęs bendrauti ir, nu, haltūrinti pas Holiną, kuri pinigų neskolina, Andželika. Nu, čia toks bairis. Ir pas Karšunovą. Žinai, haltūrkės daryti. Ir tada man pasiūlė Karšunovas, kad pas jį ateiti, nu, pastatyminė dalis, techninis ten tas BB, nu, kaip scenos mašinistas, vėlgi statyti dekoracijas. Ir aš pagalvojau, kad nafik aš to nenoriu, nes ten, nu, akademiniam tas dekoracijos didžiulės, ten tas užimtumas didžiulis, aš galvoju, nu, man reikėjo, nu, laisvės daugiau. Ir aš tada Lukui sakau, nes broliui sakau, gal nori? Noriu. Nu, tai aš jį ten įkišau. Tada jis susipažino su Žaibu, nes Žaibas irgi biškį dirba, pasirodo, teatre su šviesom. Va, matai, irgi teatras yra. Jo, tais laikais, nes to kino buvo tik Lietuvos kino studija. Ir tada jis susipažino su tuo Žaibu. Aišku, tas Kuršunovui labai Lukas patiko, bet vėlgi 2-3 metai prasidėjo babkės. Prasidėjo, kad man reikėjo savaitgaliniai, naktiniai, viršvalandiniai ir ten tos išvykos visasgi po užsienį važiuoja. Ne, tai ten daug. Ir jie ten nesu Koršu susėdėjo su šituo Raižu. Ir tada, kaip Lukas susibendravo su Žaibu, jį pakviesdavo kartais padirbti reklamose, su apšvietimu. Bet prie lempos, kad... Prie lempos. Ir jis ten padirbo, nes jis buvo labai toks smulkmeniškas, toks, žinai, nu toks krapštukas, ne? Nu labai, nes šito ne, nes smegenų augliai operuoti ir kažkaip Ir tada ten pradėjo kažką daryti ir tada buvo toks serialas pirmas Litovski Tranzit. Kur darė Kubą, Šmubą. Jo, Kubas tenai. Ir
Gribanovas ir dar kažkas, nebeatsimenu jau, kas ten buvo. Ir tada jie matė, kaip jis dirba. Ir šitie sugalvojo, Hulė, mes turime mokėti kino studijai Lietuvos, davai mes padarom Vilniaus kino studiją, užperkam šviesų ir darom serialus, darom reklamas, fuck off. Ir aišku, tada Luką pasikvietė vėlgi kaip tuo techninį direktorių, kuris ten už tas lempas supirkti, ten tuos Apple boxus daryti, ir tada, darbų kaip ir tais laikais vapšė nebuvo, tokių kažką garaže, kažkokį šūdą darydavau, ten kažkokias lempas rinkdavo, vis tiek valgyti norisi, rūkyti reikia už kažką. Ir tada Lukas sako, davai, ateik Vilniaus kino studiją, nes jis renka komandą. Bet tai čia ta pati kino studija, kur Paulius po to buvo... Taip. Paulius, kaip šitas dabar, kur garsistas, Vitukas. Jo. Bet Vitukas jau vėliau atėjo. Tai mes dirbam aš, Paulius ir Lukas. Bet tos pirmos reklamos dar kažkokie, ir aš aš taip nesupratau, kas per chirnę. Nes tu nematai virtuvės. Tu atneši kažkokį fucking štatyvą, atneši tais laikais tos smėlio maišus, atneši kažkokį frostrėmą ir lempą. Ir tu išeini, tau sako, jau viskas išeini. Pasakysim, tu atneši, jo, ir pasakysim vėl, kada tau ateit. Nes Lukas jau kaip ir gaferis, nežinau, kaip jis tais laikais ten skaitėsi, gal ne gaferis, bet tas, kur jau būtų. Ir aš pasakiau, fuck off, kas čia per darbas, Pinigai geri, aišku, pamainos aфиgenai tais laikais ilgos buvo, bet aš pradirbau gal 1,5 metų. Ir pasakiau, nafik, aš nesuprantu, nei tų vėliavų, kam čia tas CTO, CTB. Ta prasme, kosmosas. Ne kosmosas, kažką? O neįdomu. Ta prasme, visai... Grūščikas. Bet aišku, tais laikais, tada jau ir aš susipažinau ir su Joneliukščiu, ir su Egidijum, ir su Bituku, Skolskiu, neatsimenu kaip. Bet aš Skolskiu vadinau ir nepiktybiškai, bet Gutlevičium. Nes tokia jo klička buvo ir aš galvoju, dėl ko jis Skolskis, bet po to tik sakė, jis labai slidus. Bet aš to ir nesupratau, iki šiol nesuprantu, kodėl jis slidus. Man tai jisai normalus, fainas bičias. Aš irgi dabar tik tai kažkada išgirdau, kad čia jisai turi tokį pavadinimą. Ir tada buvo pirmas filmas, serialas Templars of Blood, 94 kokie. Tai aš jau beveik 3 metus pradirbęs buvau, tuose šūduose. Ir tada Egidukas pasikvietęs mane į šoną. Mato, kad aš ne tai, kad nelaimingas, bet, toks ne savo sūrėje. Sako, žiūrėk, yra serialas, gal tu nori gripauti. Koks gripas? Kas tas gripas? Čia koks, kiaulių gripas, paukščių gripas. Sako, čia biški technika, biški bėgiai, biški dolekas, kas tas dolekas. Sakau, davai, pabandom. Ir ką? Gavau asistentus buvau assistant for assistant. Tai buvo, Kėjus buvo vokietis, Vicka buvo tas, best boy, Marikas buvo grip, aš buvau assistant for assistant. Ir pradėjau dirbti. Žinai, su Mariku tais laikais buvo sunku, toks keistas padaras buvo, bet Vicka man patiko ir viskas gerai ir atidirbom tą filmą. Ir tas dopas buvo labai fainas, kad jis matė mano tas didelės akis ir aš į tą doliką ir į kažkokią, žinai, gervę, ir žiūriu ir nesuprantu ir man taip norisi pastumti tą doliką, duokit prisiliest. Ir kokius 5 kartus jis man leido net pastumti per kadrą tą doliką. Pastumiau, viskas gerai. Baigiau tą filmą, aišku, susipažinau dar su masė žmonių. Ir tada kaip tik mūsų mylimas Andrius Košė susipyko su Cinevera, nes jis ten su Gena vyrino naktim dienom o jis sakė, kad jis čia šūdai. Tai Košė pasakė, aš noriu būti kameristas. Fuck off. Ir tada buvo toks Cineveros vadinininkas Jonas Džiautas. Toks, man tais laikais atrodė labai normalus. Ką ten jie su mama vyr buhalterė veikia, aš nežinau, bet buvo viskas ten gerai. Ir tada sako, tau reikia išsilaikyti egzaminus. Ką sako? Mes norim tave pasikviesti dar, egzaminus kažkokius išlaikyti. Toks, žinai, bet čia buvo greičiaus bairiai.
Egzaminai tai čia... Ta prasme, ant lapuko aš tau nupiešiu žmogų, iš kurios tu pusės va čia saulė, jeigu tu taip važiuoji, ar čia viskas tvarkoja, ir tu jam turi pasakyti, kad ne, taip negali būti, nes saulė jau, blėt, po 6, vasaros metas, tada tu meti šešėlį, reikia iš kažkitur statyti šviesą. Nu, va tokios padjopės. Anglų kalba, tais laikais buvo mano, blėt, -1 ar 0, bet vis tiek tu ten kažką turėjai rašyti, kaip paklaus, kaip atsiprašyti kažkaip. Nu, toks testukas. Aš jį praėjau ir sakė, mes tave norim priimti. Tai aš atidirbau ir Cinevėra kažkiek tų metų. Ir po to supratau, kad visa tai yra irgi chirne, nes jau prasidėjo, freelanceriai, kur buvo labai sunku, bet iš idėjos jau aš patirties turėjau ir su Cinevėra aš padariau ne vieną filmą ir vėlgi šokau į tokį, žinai, kad laiku ir vietoje atsidūriau. Buvo filmas Silence Becomes You su šita kažkokia garsia aktorė, kur klipe Aerosmitų filmavosi, vėlgi neatsiminsiu, balta tokia šviesi, Alicia Silverson, kažkas tokio. 2 mėnesiai Trakų Užtrakio dvaras ar Trakų Vokės dvaras, šalta pizdės, viskasgi sulūžę buvo, ne? Ir mes tada su kumpi varom. Tipo aš besboj, jisai gripas ir mes turėjom gripą, Rosas, toks anglas, čiotkas. O mano dar, žinai, irgi tas doliko stumdymas buvo toks ne apie kažką, žinai, nelabai supratau, bet, kažkaip stengiausi, ne? Bet iš idėjos Rosas visą tai turėjo, o mes jam tik tai padėti. Bet atsitiko taip, kad mes pafilmavom 1 dieną ir numirė operatoriaus žmona Amerikoje. Ką daryti? Rosas, reiškia, eina operuoti, aš pasidarau grip, kumpis pasidaro besboj. Visi per vieną. Jo, peršokom. Ir mes tą filmą atkeliam. Ir mano cvekė atsiranda grip, Silence Becomes You. Ir tada viskas atsiveria. Bet iš tikrųjų pasijaučiu, kad tu gali, tada tave parduoti lengviau. Jo, tada jau, žinai, tada tu turi patirties, nes buvo ten kažkoks su Belavževskiu. Aš tai, buvo tų lietuviškų tokių filmų, žinai, gripinių. Bet, kad čia užsienietis, žinai. Ir nuo to prasidėjo viskas tik į viršų. Tai kaip keista, aš tai būčiau sakęs, kad, tu turi, bet iš tikrųjų, ką tu darai. Bet iš tikrųjų čia jaučiu yra prodiuseriam sunku parduoti užsieniečiam tave, jeigu tu neturi įrašą. Jo. Tai pasakai, jūs sakot, kad jisai fainas, tikiu, bet jisai niekur nedirbęs, tai žinai, geriau imkim tą, kuris jau dirbęs. Jo, nors jis nieko nesupranta, bet jis turi CV. Žinai, po to, jeigu kas nors jų klaus, kodėl tą paėmėt? Sakysi, taigi jisai atrodė promising, tai... Bet, žinai, vėlgi gerai papuoliau, kad tas Rosas pastapo DOP, jis man padėdavo, jis man, žinai, ten režisierius irgi fainas buvo, kad suprasdavo, kad aš jaunas ir kad man tos patirties nėra ir ten kadrai tai nesudėtingi, žinai, kažkokie. Ir taip, bet po to atsiranda, žinai, kuo didesnis filmas, tuo tu daugiau pamatai technikos. Tais laikais to YouTube'ogi nebuvo, dabar tai tu Google, kaip padaryti, viską tu žinai. O tais laikais aš skambindavau košę. O jisai gripų buvęs. O jisai buvo gripų ir jis tas rankas ir mąstymą ir visą, žinai, ir visą fiziką, inžineriką, jis viską puikiai supranta. Aišku, gal aš jį užknisdavau, bet aš jam paskambindavau labai ramiai ir sakydavau, kaip man tą padaryti, o šitą. Ir po biškį ir kažkaip, žinai, įvažiuoja. O kaip supranti bendrą tą visą skalę, tau tas mąstymas atsiranda ir tu tada sakai, taip galim. Įsivažiavom. O kas, jeigu, koks skirtums būdavo tada aikštelė ir dabar? Kokį nors, žinai, kas per liaudis, kokia atmosfera, yra koks nors skirtums ar daugmaž panašiai? Vėlgi labai nuo projekto priklauso, kaip ir dabar, taip ir tada. Jeigu tu papuoli iššūdina projektą, tai babkės gali būti didelės, o tau nemalonu eiti. Lygiai taip pat ir dabar, kad atsiranda tokio, nežinau, prieš kokius 5 ar 7 metus turėjau aš tokį ispanų operatorių, kuris pats studentas, jis nieko nesupranta, jis pats visur klysta, bet visus kaltina ir tada 2,5 mėnesio tu save žagini, kad bet, žinai, padirbus, kad ir paprastam projektui, ką reiškia paprastam, bet tokiam nesudėtingam, žinai, redirected, ne? Kur fainas operatorius Feliksas, kur režisierius Vėlyvis,
kur aktoriai faini, jauni ir kurie nebando iš savęs statyti, kad jie yra kino aktoriai, o jie daro kaip jiem gaunas ir tas pats narkas, visas tas vaibas, kur tu nori eiti tą darbą. Pofika, ten pinigai maži. Tada, aišku, jie duoda užduočių, Felikas, žinai, vėlgi kaip studentas ar nestudentas, ar neseniai baigęs, bet jis nori parodyti, kaip jis gali nufilmuoti, tada sugalvoja įdomius kadrus, ne, kaip čia reikia padaryti ir tada tu turi sugalvoti, kaip tai padaryti. Ir tada bandymo metu tu viską padarai. Dabar gal yra paprasčiau, kad jau kaip tu turi daugiau tos, ne tai kad patirties, bet tu turi visą tą pagrindą, patirtis dar jinai auks ir auks ir auks, nes vis laik atsiranda naujų dalykų, bet šiais laikais yra daug daugiau pinigų ant reklamos ir tu tada gali sakyti, žiūrėk, man reikia to daikto, man reikia nuo daikto, nes kitaip nepadarysim, ne? Arba tada mes kažkaip kitaip sprendimą turim priimti, daryti paprastesnį kadrą ir viskas. Bet pinigų tais laikais, žaislam mažiau būdavo, gal arba nuo projekto priklausydavo, o šiaip po atlyginimai yra geriau gyvendavot, ar dabar geriau gyvenat? Jeigu panašiai dirbant... Žinok, nepasakysiu, neturiu tos tendencijos skaičiuoti pinigų. Bet jausmas, sakai... Anksčiau gal atrodydavo, kad daugiau būdavo. Jo. Kažkaip visi, sakai, čia tokia vieta būdavo, kur visi norėdavo varyti. Kur, nes tu buvai ilgai varai. Jo, ir tu turėjai sveikatas, tai tie viršvalandžiai, kokie jie bebūtų labai keisti ir maži. Po to jau atsirado tie įstatymai, kad mažiausia, kad 1,5, po to 2-3 kartus, ne keli. Bet kol tu esi mažas, niekas, varštelis, tai tu iš vis nieko negali rėkti, ne? Tau sako, nemokėsim viršvalandžių, nemokėsim už travelingų ir tu... Gerai, okei. Bet jau gal biški, gerai, dadėsim 5 eurų, o tada žiūrėsi. Bet tai jo liaudis draugiškesnė būdavo? Ar, nes pas mum, aš prieš kokius 6 ar kiek čia atėjau, tai man, taip žinai, kai, yra aišku, su kuo reikia laiką, kol pripažįsti, bet ir tu viens iš jų, ir su Vicka, ir su... Visi taip, žinai, sakai, yra tokie, kur pradžioj, kas tu toks? Žinai, aš nebaisiai jauns, tai manęs nieks negaidina. Negniūsina. Bet, žinai, taip iš pradžio, taip tipo, kas per paukštis, po to sakai, normalus. Tai tada, žinai, labai pasikeičia po kokio metų, pusantro, kai su visais padirbi po kažkiek. O tais laikais irgi būdavo, kaip sakant, taip. Ten dar mažiau jaučiu būdavo naujų, nes šiaip žmonių jaučiu mažiau dirbdavo. Mažiau ir jie, žinai, ir gal... Dabar tai jau ateina daugiau ateina iš tų studentų, ne, kuris jau biški supranta, biški pasimokęs, biški kažkur reklamai pabuvęs, O tais laikais, tai, žinai, aš visus vadindavau arba šitai čiobreliais, arba sausainiais, kas labai įsižeidžia, ne, Julius Syčius lygi šiol ant manęs pyksta, Felka irgi ant manęs pyksta. Tiko. Tai jo, kad, su Felka šiaip ten kažkaip perbaja ramom ir jis buvo striokė, nes vėlgi operatorius pagrindinis išvažiavo atgal į Švediją, nes numirė kažkas, jį padarė pirmų operatorių ir jis ten buvo stresė ir mes su Joneliukštiu kažką pajokam, matyt ne į temą, nors mes jam kaip tik norėjom padėti. Tai jis įsižeidė, man dėjo kokį baną 5 metam, kad aš su juo nedirbau. Syčius, kad, aš juos vadindavau sausainiais, net ką aš čia trūkai sausainiai, nafik iš čia trauk savo žymę, aš čia tuoj statysiu bėgius, ką tu čia stovi, žiūri, varyk, kavos atnešk, žinai, tokia nedidavšina, bet, toks, žinai, patikrinimas ant, šaivas, kaip rusai sako, pasižiūrėk, ar tu atlaikysi ar ne. Bet nesuprantančiam grips yra tas, aš čia visiems bandau sakyti, kamera, jeigu prie ko nors prisukė, važiuojančią, kylančią, slystančią, viskas yra tavo departamentas. Taip, čia yra, sugalvoti turi kėjus, visą laiką, žinai, jeigu normalus operatorius arba, ne tai, kad kietas, bet normalus, ne, tu jo pasitari visą laiką, man reikia kadrų, žiūrėk, pinigų nėra, kaip mes galim padaryti paprasčiau. Ir tu jam iš karto ant minčių sakai 2-3 variantus, ne, yra pinigų, tu jam sakai, galim dar padaryti. Ir tada jisai pats pagalvoja, sako, gal va šitie 2, bet tai kaip čia gal dar geriau, jis su tavim pasitarė. Ir tu jam sakai, kad man atrodo, kad va šitas bus gerai. Ir jeigu jis tavim tiki, ne pirmą kartą dirba,
Tai sako, daryk kaip tavo atrodo. Jeigu manai, kad taip geriau, tai... Jo. Ir viskas. Ir tada ir tai pasiteisina. Nes jeigu atsiranda dar 5 žmonės ir sako, o gal taip, ir tave numuša nuo minčių. Užtat aš visą laiką savo sausainiams, asistentam, sakau, man visi pasiūlymai arba jūsų pamąstymai turi būti po. Ta prasme, po reklamos. Žiūrėk, o gal galėjom... O kodėl mes taip nedarėm, ne? Arba prieš. Čia, sakau, jūsų pagrindinis yra darbas klausyt ir negalvot. Vat negalvot jums yra geriausia. Pasakau ir darau. O klausimų jūs galite užduoti, viskas gerai. Nekomentuot, neateit su savo patarimais, o gal čia. Ne, sakau, aš susikoncentravęs, aš žinau, kaip padaryti ir padarysiu. Ir viskas. Ir tada viskas gaunasi puikiai. O tu čia paminėjai, sakai, muzikinis išsilavinimas arba skaičiuot, kad vienodai stumt, čia yra technikos kažkokios, stumiant doliką, kad... Jo, nes vėlgi tai nėra pinigų motion dolly, ne, kuri tuo pačiu greičiu startuotų, sustotų, kad tuo pačiu greičiu į tą patį važiuot. Kaip tu turi tas patirties ir Marekas tą puikiai daro, nežinau kaip, bet ir daro, ne? Gal turi savo kažkokį niuansą. Vidinis kažkoks kompasas. Toks supratimas, žinai. Vis tiek tau reikia repeticijų, kad tu jau po to pataikytum ir tą užfiksuoji, žinai, tą greitį ir tą, žinai, visą... Sakai, žinau kaip. Jo, ir Vytas puikiai tą daro, ta prasme, tai yra jautimas, pajautimas, ir viskas, ir tu darai, nes irgi... Kažkokia reklama, robotas per centrą, kažkokia butelis viduj ir mes turim suvaryti visą ratą per 9 sekundės. Ir ne per 8 ir ne per 11. Jo, per 9. Ir kreatoriai filmuoja ir stovi prodisas ir kažkas dar stovėjo, Drasdauskas pagalvoja. Ir žinai, sakau, duokit man pasibandyti, sakau, eikit rūkit, man reikia, žinai, sužiūrėti, kuris čia gabalas, ant kiek aš turiu, žinai, sustoti. Pasibandžiau kokį 10 minučių, žinai. Aišku, pradžioj tu, jeigu jau labai sunku, pasidėdi laikrodį, ir nusismaudai, žinai, kiek tu sekundžių važiuoji. Ir viskas, tada atėjo. Pirmas dublis yra, antras dublis yra. Ten gal 2 milisekundės į vieną į pusę. What the fuck, tai kaip jis tai padaro? Prodisas sako, dėl to mes ir samdom, už tą tiek ir mokam. Bet šiaip jie iš idėjos, aišku, motion dolly turi pasidinti. Bet čia vėlgi, žinai, pataikai, bet tau, vidinė jau tu jauti. Ir jeigu tu nesinervuoji, bet sakau, svarbiausia nesinervuoti. Tas labai padeda. O kaip su liaudim? Dabar norinčių būti gripais yra eilė, stovi ir jeigu stovi, tai kokie jie yra? Tai slideris ir baltas, ką... Slideris atsirado ir baltas atsirado, kai dingo kumpis, man reikėjo vis tiek tų žmonių, su kuriais aš galiu dirbti. Nes aš esu išmokęs tada, ten porą latvių, tų vadinami tie mokiniai. Bet čia reikėjo tokių žmonių, su kurie aš ir tam pačiam, sakykime, klube motociklų, ir jie kaip mano ir draugai, ir artimi draugai, nors aš juos pažįstu tik tai nuo kumpio dingimo. Bet, toks bendravimas. Tai geriau pasimti savus, negu pasimti nepažįstamą žmogų, kuriuo tu nežinai, koks jam PMS ir ką jisai sugeba. Bet vėlgi, vienam yra duota, kitam yra neduota. Tai geriau, kaip aš sakau, tas geriausias kareivis, kuris nenori būti generolu. Aš irgi taip sakyčiau. Kumpis ir buvo tas, kuris, jis puikus žmogus, puikus asistentas, bet jis niekada nenorėdavo būti keigrypų. Sako, man per sudėtinga, nafig. Aš geriau asistentą. O žinai, kaip tokie jauni žmonės, tu labiau, kad karta keičiasi, jaunimas visiškai kitoks. Pirmas klausimas, kiek aš gausiu pinigų, kada man išmokės, ar į kurį aukštą man reikės nešti aparatūrą, kad nepersidirbti. Ir kas kraftas irgi labai svarbu. Žinai, o ką duos, Tai šitie, kaip ir buvo viskas faima, aišku, jiem buvo sudėtinga, nes mes pirmą filmą, kurie dirbo kartu su manim, mes gavom Norvegų Still Horses, kur buvo žiaurios pamainos, žiauriai sudėtinga, žiauriai nedamiegota, sunki technika ir visa kita figna. Tai jie po tų 2 mėnesių pagal mane numetė tikrai po 15 kilų ir sakė, tu durnsna. Sako, kaip tu dirbi, Nes aš prašydavau aikštelę, kad man duodavo 40 minučių pamiegoti, kaip manęs nereikia, kaip iš rankų.
kad jau kameristai padirbtų, kad aš nors biškį atsigaučiau. Ne. Tai po to jie sakė, nafik, nebenorim, bet, nu, žinai, žmogui tada jis neįsivaizduoja, o tai kaip tu atlaikai? Bet tai čia ne per vieną dieną, tu įsivažiuoji, ne kaip sportininkai, įsivažiuoji ir tu darai, ir po to, aišku, tu jau pajunti ant kūno, net, nu, ir tas gripų ir yra lyga, kaip tu bėgi neši stveri, tai tas neveikia. Nes tu gauni tada išvaržas, tu gauni sulaužytas kojas, rankas ir tu dar ką nors sužaloji. Reikia ramę. Nebaisiai lengvai čia mūsų Jo, tai jie sakė, nafik nenorim, bet jie įsivažiavo ir, žinai, ir vėlgi ambicijos tas žmogus, kuris padaro kokį nors šūdiną lietuvišką klipą arba pabūna kaip slaideris, Lietuvos balsas pamojuoja su tuo kranu, kur tu gali klysti 2-3 metrus, ne, į vieną pusę, į kitą pusę. Tavo katins grįžo. Ne mano, Sima eik iš čia, kaimyn. Tai ir tada atmojavęs 5 koncertus, jam atrodo, kad jis dievas su to kranu. Ir tada jau, kai važiuoja į reklamą, kur turi varyti, nu, centimetrais, sustoti, pravažiuoti, aplenkti žmogų, tada jis nesupranta, kaip tu tai padarai. Nors jam atrodo, kad jis kiets. Ja, bet čia gal žinai, gal čia yra kreivė, kurią reikia praeiti. Nu, visat būn, kur tu pradžioje nepamatuotai kiets pasidarai ir, žinai, sakai, ką čia. Nu, jo, po to tu sakai, nu, tai vis dėlto čia ne šiaip savo, o reikia atidirbti, nu, ir tada bet bus. Bet vėlgi, tai yra mentalitetas, tai yra, nu, šiaip savoka, nesuvokimas, nežinau, paprastos fizikos. Ašgi irgi niekur nesimokiau, kaip ir teatre, kaip ir čia. Visą tai iš pajautimo arba domėjimosi arba galvojimo, nemiegojimo net būna prieš reklamą, kad tu negali užmigti, nes tu galvoji, kaip geriau padaryti ir ką čia da. O jiems atrodo, kaip tu žiūri iš šalies, viskas paprasta. Tu kaip tu ten su tuo kuteiku dirbi, tu durnus, čiagi 2 knopkės, bum, čia atrodo iš šono, viskas paprasta. Nu, o jeigu dar su kuteiku iš tikrųjų paprasta. Nu, taip ir atrodo. Tai va, ir tas stumimas ir sustojimas, kas čia yra, ta dolika pastumti, nieko. Bet jeigu grįžtant prie tų asistentų dar kažką, to jaunimo kaip ir yra, bet jis, nu, ta karta visiškai pasikeitusi. Tai, kas ateina ir kur atrodo faini, nu, tos naminis Lenkas, net neatsimenu šio vardo, bet, nu, jis tokia klička, Raimond kažkoks, kur dirba Prorentės sandėly, puikus, viskas įsėjo ir su manim gripaut, ir jisai, nu, žinai, jisai gal išsilavinimas, gal mentalitetas, jisai neužknisantis, nepasako, kaip jo katė nepragimdė arba kaip ten jiems skauda koja, žinai. Viskas su juo gerai. Ir viskas buvo gerai, bet susipyko su Prorentu. Bet kai prasidėjo jau prieš pykimosi, kad, nu, jam sunku, nes fiziškai tai yra žiauriai sunku, nu, žinai, nešios šaudas. Vienas iš geresnio darbo. Ir tada ieškosi žmogus, aišku, ten, kur paprasčiau ir pinigai panašus arba dar geresni. Tada jis nuėjo ir remautistus, ne, kur irgi reikia turėti galvą, kaip tai padaryti. Ir jam puikiai pasisekė. Bet rezultate susipyko ir viskas, ir išėjo. Dabar atsirado naujas. Kasparas, Bartukas, kličką iškart gavo. Nes labai panašus iš korto. Ir vėlgi, ir mentalitetas mažas, paneš nieko negali, aš už jį nenešiu. Man kaip tik, nu, man reikia galvoti, man reikia daryti. Aš galiu visą tai sunešti, bet po to man dreba rankos, nu, tai fizinis darbas, krūvis, ne? Tai kaip aš po to stumdysiu arba makrošotus darysiu. Tai prašai, aišku, jie uždūsta, jie dar kažką, jie daug apsiskaito arba daug žiūri YouTube, bet, nu, žinai, bet tai nepadeda, nes pagrindas jam yra pradžioj išmokti tuos, nu, nežinau, paprastus terminus, kur jų irgi yra dafiga, bet, pavyzdžiui, žinai, aš galiu vadinti vieną daiktą skirtingais, žinai, offsetas, lingva, nežinau, dar kažkaip, bet čia bus tas pats daiktas, o aš visą laiką, žinai, aš tai... Visiškai kitaip galiu. Jo, ten kažkada su italais, tai, va, lietuviškai liežuvis, ne, ir sakai, ten, offsetas, ne, aš plokščią žiūriu, ne. Nu gerai, lingva, ne. Liežuvis, žinau, tada jau bėga atnešti. Bet šiaip fiziškai labai sunkus. Jaučiu čia... Turbūt sunkiausias, nežinai, tu šviesą arba ten štatyvą, tai jų yra visą laiką kaip ir, nu, realiai yra daugiau apšvietėjų, bet čia yra tavo fizinis darbas ir, nu, toks užtat gripų ir yra, nu, va, ir Okasgi po operacijų išvaržų, Tadukas 3 išvaržas ir ten, nu, žinai, laužosi tas nugaras. Tuo labiau, kad jeigu tu skubi, tu aišku neteisingai pakelsi. Taip. Jeigu tu kelsi ant nugaros arba ant rankų, tu nutrauksi. Pas mane irgi ištraukti abudu pečiai.
Bet, žinai, užsigydai ir dabar žinai, kad taip daryti negalima. Bet tu su metais tu jauti ir tau, aišku, reikia vaistus gerti, dar kažką ir pofiu. Bet fiziškai, tai manau, kad sunkiausia. Tu labiau, kad jie neduoda pinigų. Tai mano atveju aš dabar darau žymiai paprasčiau. Aš paimu vieną asistentą ir jeigu žinau, kad daug nešioti arba daug, tai gripinį, grinai, kad žinotų, ką nešti, kaip tai vadinasi. Ir sakau, duok man 2 arba 1 strong volunteers. Nežinau, unitą, bet ką, studentą, kačioką. Parodysim ką ir į jo, kur tik atnešti, į kalną atnešti, padėti, viskas, tu laisvas ilsėkis. Bum, išnešti, baigėsi pamaina, ten padėk prie mašinos, mes susipakuosim, nes kitaip aš negaliu sulakstyti su juo kartu, jis vienas numirs. Tai reiškia, reikia dar žmonių, o pinigų nėra. Nu tai gerai, unitas gali padėti, ne? Bet jie irgi nenori padėti, nes čia ne jų darbas. Žinai. Jie pastatė palapinės ir miega. Ne? Nes jas dar po to reiks kažkada susirinkti. Jo, ir kai paprašys ko nors, jisai turi dar, žinai, bėgti, čia tas padės units. Bet kartais, ten, sakau, su kokia nors Greta labai paprasta susitarti. Manau, kad su Lineta būtų sudėtinga susitarti, bet yra kompanijos, kur supranta, ne? Bet yra, kur, visiškai, tūpi, sakau. Matai, 100 metų, ne 155 gyvenu, aš prie savęs jau seniai pripratęs, aš esu taip ne vieną kartą nuo to nudegęs ir dėl to pasigailėjęs, bet aš savęs nepakeisiu. Tu žmogaus jau nepakeisi, jeigu tau 16, tu gali pasikeisti. Aš tiesmukiškas, ta prasme, ir, toks esu. Daugam nepatinka, bet, sakau, jūs priimkite tai, kad, čia, aš nesakau piktai sausainį, tu sausainį. Sakau, sausainį, davai. Toks kaip humoro forma, arba, nežinau, ne humoro, bet, tokio lygio forma, bet tai nėra piktybiškai. Taip gal, ar balsas, ar mano išraiška, ar mano, žinai, veido bruožai atrodo, kad aš piktai, bet aš sakiau, niekada nespręskit pagal kaip aš atrodo. Spręskit pagal tai, kaip aš bendrauju, kai mes atsisėdam alaus atsigerti po pamainos. Nes aš irgi stengiuosi jau dabar neberėkti aikštelį. Bet jeigu 5 kartus sakai kokiam baltui ar slaideriui, kad eini mišt, eini rūkyt, pasisakyk, nes man tada dažniausiai reikia, kad chebra neškit bėgius. Ir tu jūs to nedarė, tai 5 kartus aš sakau slaiderį. O po to, blet, kur tu nacho esi, slaiderį, tai čia. Nes nervai nebelaiko, nes irgi sensta. Tai tas tiesmukiškumas, aišku, man neduoda pliusų šitoj visoj, ir pramoniai, ta prasme, ne pramoniai, tam kino industrijai, nes aš esu daug kur nudegęs. Bet o pasakyt, vadžinai, pasakyt, kad kas nors, ką nors nelabai gerai daro, tau, pakankamai gerai išeina, ta prasme, tu nevinioji vatą, tu pasakysi, tu, čia nemoki. Bet o, kad, tas aфиgenai varo. Aš visą laiką tai darau. Jo. Vėlgi, paskutinis projektas švedų, filmas, tas apie ufonautas. Ateina, prieš tai dirbau Šaras ir Javutė, 2 irgi, kur nelabai matyti, gal matyti, props ant setą, Žiūriu, jauni žmonės, ir taip, nesurazau. Bet 2-3 dienos ir aš matau, kad seka pieva, kad nieko nereikia statyti, net atsisuk nereikia, jau pastraukta kėdė, ateina stalą, gal tau kažką padėtų, tu jiem padedi, puikiai, 2,5 mėnesio puikiai. Bet o šiaip, įdomu, kas, kaip tu manai, toks, tikriausias kinošniks iš, dabartinių, kas darbuojas, kaip tau, yra koks nors, personažas, kurį pasižiūrėtum, kuris sakai, toks teisingas, tikras kinošniks, bet toks teisingai dirbantis ir jeigu reikėtų išrinkti, kaip atrodyt kinošniks turėtų. Nors jis yra, vėlgi, pagal... Kai kurie dalykai man nepatinka, bet aš suprantu, kad yra ne apsukrumas, o toksai, kaip čia diplomatija. Labai diplomatiškas, labai vėlgi čia būna toksai, žinai, per geras, per saldus. Manau, kad tas žmogus, kur ir aikšteliai faina, ir tikrai supranta už daugelį dopų operatorių, kas yra šviesa ir kas yra šviesas. Aš jau iš daug ko girdėjęs, kad jam duota. Ir jisai, žinai, kaip tu supranti, ir užtikrinta, ir šitiek patirties, ir šitiek filmų reklamų, ta prasme, O daugiau, nežinau, man, pavyzdžiui, gal dėl to, kad draugelis, bet man, pavyzdžiui, toks
iš dailės Mindaugas Marčėnas man irgi yra dievas, ne? Ta prasme, tai, ką jis daro, kaip jis ruošiasi tam filmam, kaip jis stoja aikšteliai dėl tos kiekvienos sagos, telefono ar dar kažko, kad nebuvo tais laikais. Aš viską pasižiūrėjau, viską perskaičiau, kur jis ten važiuoja net iki Vokiečių, lygi Čekijos į tos sandėlius, kad gauti tos daiktus, ne? Surasti ir kad tai būtų autentika, labai toks smulkmeniškas ir už tai serga tuo darbu. Aišku, dabar jau nebedirba, nes ten mama serga žiauriai, ta prasme, jau žinai, demencijos, tai jis ją prižiūri. Ir šiaip sako, aš jau pavargau nervuotis, nes buvo kitų filmų, kur vidury filmų net jis atsistojo ir pasakė fuck you, and fuck you all. Na, ir išėjo na. Ne, čia jisai. Aš esu girdėjęs apie dailininką, kuris taip darė. Tai nuliuks, prikalbėjom, tai ačiū tau. Ačiū tau. Prikalbėjom, tai reiks iškirpti. Tai tu daug ten kirp. Pagal nuotaiką. Pagal nuotaiką. Prikarpyk, žodžiu.